Šiandien Sunumio kryptimi vyksta įdomus įvykiai. Čia badaujantis Rusijos kariai dabar žudo vieni kitus prie maisto sandėlių, nes apleistas frontas ir blogėjanti logistika artėja prie lūžio taško, atrodo, kad Rusijos aukščiausioji vadovybė šį frontą per ilgai ignoravo. Rusai pereina apkasus ir mainais už šiltą maistą perduoda svarbę žvalgybinę informaciją. Po to, kai kovos prie Korsko įstrigo ir išsekino Rusijos pajėgas, šis sektorius, regis, nukrito prioritetų sąraše. Ten palikti kariai vis dar turėjo laikyti liniją, tačiau pristatymų, pastiprinimo ir vadovybės dėmesio buvo per mažai, kad būtų galima tinkamai išlaikyti pozicijas. Maistas, amunicija ir pagrindinės atsargos atvykdavo pavėluotai arba nepakankamais kiekiais, todėl žemėlapyje pozicijos dar galėjo atrodyti užimtos, tačiau jose esantys kariai vis labiau nebegalėjo nei gintis, nei net išgyventi. Aiškiausias lūžio taškas atėjo tada, kai trūkumas Rusijos gretose peraugo į smurtą. Pagal radijo perimtus pranešimus, Rusijos 30-ojo pulko ir 810-osios jūrų pėstininkų brigados kariai dalijosi maisto sandėlių Kasko regione, kai situacija peraugo į susišaudymą. Tai nebuvo rusų kariai, kovojantys su ukrainiečiais dėl pozicijos, tai buvo rusų daliniai, atidengę ugnį vieni į kitus, bandydami apsirūpinti maistu savo. Taip trūkumas tapo akivaizdus ne kaip prasta moralė, o kaip vidinis užnugario žlugimas. Tas pats modelis jau buvo pasirodęs žiemą, tik dar primityvesnė forma. Vienu atveju pranešta, kad 4 rusų pėstininkai, pasiųsti į pusiau užnugarį, liko be tinkamos logistikos ir pradėjo ieškoti maisto. Vietoj to, jie netyčia užklydo į ukrainiečių pozicijas, kur juos paėmė į nelaisvę 47-osios atskirosios mechanizuotosios brigados kariai. Šis incidentas rodo, kad sektoriaus žlugimas jau pradėjo formuoti elgesį dar prieš kelis mėnesius. Šie kariai jau nebesistengė laikyti savo pozicijų, o tiesiog bandė išgyventi sąlygomis, kurias jiems primetė jų pačių pusė. Ta pati logika vėl pasikartojo balandį, kai Baltarusijos savanoris, tarnaujantis Rusijos pajėgose, bandė pasiduoti pusiau užnugario regione. Bandydamas savarankiškai pasiekti Ukrainos linijas, jis užmynė ant minos ir turėjo būti išgelbėtas po to, kai ukrainiečių kariai išgirdo jo riksmus. Pranešama, kad vienas iš Ukrainos kovotojų įnešė 10 km per užminuotą teritoriją, kad vėliau galėtų jį iškeisti į paimtą į nelaisvę Ukrainos karį. Tas pats žlugimas netrukus pradėjo tiesiogiai matytis ir mūšio lauke, kai Ukrainos pajėgos įžengė į Andriivką, nesulaukdamos beveik jokio pasipriešinimo. Daugumoje ginčiamų sektorių net ir nedideli Ukrainos judesiai paprastai greitai pastebimi ir pasitinkami Rusijos FPV dronais ar stebėjimo smūgiais dar prieš kariams spėjant toliau judėti į gynybines pozicijas. Tačiau čia, pusiau užnugario sektoriaus vaizdo įrašuose matyti, kaip Ukrainos kariai juda per medžių juostas ir sistemingai naikina įtvirtinimus su prieštankinėmis minomis žingsnis po žingsnio, kol pasirodo bent kiek reikšmingesnis Rusijos atsakas. Rusijos FPV smūgiai pasirodė tik vėliau, kai Ukrainos kariai jau buvo užėmę pozicijas, kurios anksčiau buvo laikomos rusų kontroliuojamomis. Tai rodė, kad Rusijos pusė reagavo į Ukrainos proveržius jau po to, kai jie įvyko, o nestabdė juos jiems vykstant. Kadangi dronai dažnai yra greičiausias Rusijos būdas kompensuoti silpną pėstininkų buvimą vietoje, uždelsta reakcija rodė, kad vietinės Rusijos gynybos šiame rajone jau veikė lėčiau ir mažiau efektyviai nei įprastai. Apskritai šie įvykiai rodo, kad frontas žemėlapyje vis dar gali atrodyti stabilus, net kai praktiškai jis jau byra. Šiame sektoriuje žala tampa matoma tik tada, kai Ukrainos kariai pradeda judėti per teritorijas, kurių Rusijos pajėgos jau nebegali tinkamai išlaikyti. Būtent tai ir daro tokį irimą pavojingą Rusijai, nes frontas gali atrodyti nepažeistas tol, kol Ukrainos spaudimas neparodo, kad kai kurios jo dalys jau yra silpnesnės, nei atrodo. Jei tai tęsis, Ukraina greičiausiai ras daugiau spragų čia, kol Rusijos vadovybė pilnai nesupras, kiek šis sektorius tapo trapus.